Jis siekia 33 arklio galių, jau nebe toks ir mini traktorius, jau rimtesnis, galingesnis, su kabina. Kabina šildama ir šaldama su oro kondicionierium. 4 pavaras pagrindinės, 4 paletintos, reiškia turim 16 skirtingų greičių. Pirmin su reverso pagalba ir atgal su reverso pagalba 16 skirtingų greičių. Darbinis velinas 4 greičių, traktorius savo yra stiprintuvų, valdomas labai lengvai. Taip pat dar toks retesnis privalumas - stoglangis. Ir kondicionierius ir stoglangis. Labai gaiva vasara. Taip, variklis šio siekia yra 3 cilindrų, 33 arklio galių. Pakankamai galingas, taip pat vėlgi matoma yra stiprintuvo hidraulinis siurblys, hidraulikos, galinių traukių pakelimo siurblys. Čia oro kondicionavimo sistemos mazgai. Didesnis traktorius, didesni ratai, priekiniai ratlankiai 16 colių, galiniai didesni 24. Traktorius iš Japonijos atvyko sukomplektuotas su žemės dirbimo freze, kurios plotis yra 1,83 m. Kabinoje labai patogu, vairo padėtis reguliuojama, viskas ergonomiškai išdėsta, reversas, akceleratorius, pavaros, paletintos pavaros, darbinis velinas. Traktoriukas pradirbęs 1500 motovalandų, tai nėra daug. Tvarkingai įsilaikęs, visur gražu, nieks nenubrūžinta, nieks nenulupinėta. Tikrai tvarkingas traktoriukas. Jeigu domina 33 arklio galių su kabina traktorius ar kitoks galingesnis, skambinkite, atvykite į vietą, derinsime kainą, darysime nuolaidas.